didelis prekybos centras paleidžia nuolaidas kiaušiniams, į minusą pardavinėja 9%, bet tikisi, kad vidutinė krepšelio vertė, kiek ateis žmogus apsipirkti, bus gerokai didesnė. Absoliučiai taip ir bus. Dėl to, kad vėlgi, žmonės, tu neisi dėl kiaušinių į parduotuvę, įsivaizduok, tarkim, dabar tau reikia, nežinau, gyveni už miesto, tau reikia į parduotuvę. Tai nuvažiuosi į vieną parduotuvę, nusipirksi kiaušinių, tada važiuosi 5 km į kitą nusipirkti pieno ar dar ten kažko, nevažiuosi. Tai yra tiesiog, tai yra labai, taip yra daroma dėl to, kad taip veikia, bet irgi labai priklauso ta tokia nuvertė, žmogus pasiskaičiuoti tokį bendrą vertės, tą tokį krepšelį, kad jeigu jis tai žino, kad tarkim aš nuvažiavęs nusipirktų kiaušinių už 3 eurus, už viską, ar ten dabar akciją ten paleido už 50 centų. Visa kita ten toj parduotuvėje yra beprotiškai brangu. Man yra neverta važiuoti 10 km, laikas, benzinas, opportunity cost, taip vadinamas, jeigu važiuoju čia, nevažiuoju kažkur kitur, tai tada jisai nevažiuos dėl tų kiaušinių, jis apsiskaičiuoja, kiek tie kiaušiniai bendram tam visam, žinai, naratyve.